Tai yra gerbiamų mūsų krašto kepėjų Audronės ir Albino Kisielių sodyba. Jeigu kas buvote duono šventėse, šitą sodybą jau esate tikriausiai išnarstę, išlakstę kiaurai išilgai. Na, o kadangi mes esame svečiai, kadangi jūsų yra nemažai, vaikų tikriausiai vien be suaugusių čia tiek niekas nematė, tai žodį pirmiausia ir suteikime garbingam, labai svetingam, labai vaišingam šitos sodybos savininkui Albinui Kisieliui. Labą dieną, mėly vaikai, mokytojai ir visi čia susirinkusi. Tikrai jūsų atvykimas yra čia, man priminė mano vaikystę, kada buvau Krekenavos vidurinės tada mokyklos mokinys ir kurią prieš 40 jau turbūt 3 ar 4 metus, nebeskaičiuoju, baigiau. Tai taip, kad kartu būdamas su jumis pasijutau tikrai šiandien daug jaunesnis, daug gražesnis, nežinau, tai yra pabūti su jaunimu, bet kuriam turbūt yra malonu. Čia yra mano senelio ir protėvių sodyba, čia daug metų gyveno jie ir aš ir mes su žmona prieš 20 metų grįžom susikločius aplinkybėm į šitą kaimą. Nes vis tik pasaulyje yra daug gražių vietų, bet atsiminkit vaikai, kad gražiausia yra vieta, tai yra gimtinė. Visada atsiminkit tai. O jūs, aš noriu palinkėti čia gerai praleisti laiką, paprašyti Dievo, kad nebūtų lietaus. Ir jeigu čia patiks šiais metais, man atrodo, gal ir susitiksim kitais metais. Taip, kad sėkmės jums, gražios šventės, būkit sveiki, laimingi. Ačiū. Labą rytą. Nepaisant tokio rudeniško tikrai oro, matau, kad nuotaikos yra pakankamai džiugios. Matyt vien dėl to, kad galimybė iš mokyklos pabėgti bent vienai dienai. Ir iš tikrųjų šita diena yra mūsų tradicinė diena, Klojimo teatras. Puoselėjame tradicijas ir tikrai galime pasidžiaugti. Ir naudodamasis progą tikrai noriu padėkoti šios sodybos savininkams, Albinui ir Audroniai, tikrai, kad jie taip mus įsileido. Ir padėkosime dar ir pabaigoje renginio, aš manau. Va ir saulytė liktai bando išlysti iš debesų. Ir tikrai tikiuosi, kad šiandien nesušalsite, kad gerai praleisite laiką. Na, kita vertus, mokykloje taip pat šildymas dar ne visur veikia, tai manau didelio nuostolio nėra. Ar ne? Kai kuriuose kabinetuose šildymo dar nėra, tai ir laukia ta pati temperatūra turbūt. Tai geros nuotaikos visiems, būkit aktyvus, judėkit, protą krūtinkit šitų žavių babulyčių, kurias matom įkūnijančias mūsų mokytojas lituanistės Rima, Rasa, Raimonda ir, nematau, Dalia yra dar turbūt irgi. Taigi visiems geros nuotaikos ir nesušalti. Jeigu jūs apsižvalgėte, matote, kad vidurėlį stovi ori ponia. Ar matote? Prašom čia Staselę. Ji yra pirmoji Lietuvoje edukacinių programų susijusių su duona, organizatorė, pradininkė, atvykusi iš Miežiškių ir dabar jinai su jumis pašnekės ir vieną pasaką, kad jums nenutiktų taip, kaip nutiko jam, jinai jums ir paseks. Labą dieną, vaikai. Man taip gera, kad jūsų čia tiek daug, kokie šaunuoliai, kokie gražūs. Visi duonytę tikriausiai labai mėgstat, o kad ir nemėgstat, vis tiek reikia, kai kada jos prie riebios mėsytės nori, nenori. Žodžiu, vaikai, pirmiausia toks klausimas. Kaip ta duonytė patenka ant stalo pas mus. Tai yra ilgas, labai ilgas, ypatingai anksčiau, dabar nebe toks ilgas procesas, nors pačio rūgio procesas lygiai toks pat. Eina nuo rudens iki rudens. Taip kad, vaikai, ar žinot, kodėl vilkas duonos nevalgo? Žinai, o kodėl? Nes labai ilgai užtrunka pasigaminti. Va, tas ir yra. Ir dabar, žinokit, ir jūs tikriausiai visi absoliučiai žinot tą pasaką, kodėl vilkas duonos nevalgo. Ir mes, ko gero, čia Albinas ir Audronė
tiesiog taip gražiai sumastė ir padarė duonos kelio skulptūras. Ir ko gero mes visi taip greitai praeisim pro tas skulptūras ir sužinosim, kodėl vis dėlto vilkas duonos nevalgo. Toliai, toliai, trumpa vasara jau toliai, 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 vasara jau toliai, 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 šilta vasara jau toliai, 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 vaikystė. Klasės turi prieiti prie mokytojos rasos ir pasiimti savo maršrutą. Atėjai vasarėlį tapo laukta, dėtė karštą vasarėlį pašarta, porta galva gyvulėlė vabala. Sveiki, gyvi, mes šeštokai atkeliavome pas jūs, laukiame užduotis. Gerai? Tas žirbelis nabagėlis visas negalėjo, tam žirbeliui nabagėliui galvelę skaudėjo. Na, dabar jūs pamėginkit, pasakykit, kodėl žirbeliui galvelę skaudėjo. Nežinojo, kurį grūdą gal lesti. Tai teisingai, jūsų užduotis bus atskirti grūdus, parašyti jų, jie yra žieminiai, vasariniai ir kokius galima patiekalus daryti iš jų. Toliai, vaikystė jau toliai. Pasėstėpi saulelį už kalnų, na matyti tų pikųjų bimbalų. Mergelį, lelijėlį, portalukų, žalią rutelių darželį lauką. Duona ne per vėją atėjo, kažkas arė, kažkas sėjo, kažkas pjovė ir kloną vežiojo. Mažajam antinukui visai neaišku, kas ir kaip lauktuvį jam iškepė. Jūsų užduotis padėti antinukui suprasti, kaip kiškio pyragas kepamas.
reikia įrašyti trūkstamus žodžius į Vinco Krėvės tekstą, o po to jį improvizuoti. Jūs tenai radot daiktų. Dabar aš pasakysiu vieną daiktą ir jūs turėtumėt pasakyti, ką su juo galima daryti, su tuo daiktu. Toliai, toliai, trumpa vasara jau toliai, 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 vasara jau toliai. Ačiū tau, žemelė, už tai, kad buvai derlinga. Aš galėjau nupjauti dalgiu barą. Didelį barą rugių. Didelį barą rugių. Kurį išaugina žemę, laistė lietus, šildė saulę ir pilna derlius. Baltas žirnis kūlė, dvi vištelės į malūną vežė. Du gaideliai, baltas žirnis kūlė, dvi vištelės į malūną. Ožis malė, Ožka pikliavoja, ožį trečia, ožkį tėlė, miltus nusijoja. baltas žirnis kūlė, žirnis kūlė, dvi vištelės į malūną vežė. Dvi vištelės į malūną vežė. Ožis malė, ožka pikliavoja, ožkį trečia. Va čia tokia miltuota, paskiau kai jau... Nu ir va, pirmiausia deda kryžių. Ant pirmo kepaliuko. Duonytės. Va, duodu kepaliuką ir prašom daryti. Ir labiausiai duonytė nepraskėskis. Žiūrėkit, kad rankytės būtų šlapios. Oi, kuris tas mergas